1925 metais Paryžiuje keli metalo supirkimo verslininkai gavo oficialiai atrodantį kvietimą į slaptą susitikimą. Laiškas buvo parašytas taip, lyg jį siųstų aukštas Prancūzijos valdžios pareigūnas. Tema buvo rimta, konfidenciali ir jei tai būtų tiesa, verta milijonų. Valstybė esą planavo nugriauti Eifelio bokštą, išardyti ir parduoti kaip metalo laužą. Tuo metu Eifelio bokštas dar nebuvo toks neliečiamas Paryžiaus simbolis, koks yra šiandien. Eifelio bokštas daliai paryžiečių ilgai atrodė kaip milžiniška geležinė konstrukcija, gadinanti miesto vaizdą. Jo priežiūra kainavo daug, reikėjo nuolatinių remonto darbų, perdažymo ir techninės priežiūros. Spaudoje kartais pasirodydavo kalbos, kad bokštas miestui yra per brangus ir netoks naudingas, kaip norėtųsi. Vienam vyrui tai tapo proga. Tas vyras buvo Victor Lustig, bent jau tuo vardu jis labiausiai išgarsėjo. Per gyvenimą jis naudojo daugybę pavardžių, titulų ir tautybių, kai kur jis buvo grafas, kitur kilmingas europietis, dar kitur verslininkas. Tikrasis jo gyvenimas buvo toks pilnas prasimanimų, kad net šiandien sunku atskirti, kur baigėsi faktai ir kur prasideda paties Lustigo sukurta legenda. Manoma, kad jis gimė 1890 metais Hostinė miestelyje dabartinėje Čekijoje. Nuo jaunystės jis turėjo du dalykus, kurie vėliau tapo pagrindiniais ginklais – kalbas ir gebėjimas skaityti žmones. Lustigas mokėjo prisitaikyti prie aplinkos, jis galėjo atrodyti kaip išsilavinęs džentelmenas, galėjo kalbėti ramiai, įtikinamai ir būtent dėl to žmonės dažnai patys jam atverdavo duris. Jo stiprybė buvo kantrybė, jis klausydavosi, leisdavo aukai pačiai pasakyti, ko jis nori ir kuo norėtų tikėti. Tada jis pasiūlydavo istoriją, kuri atrodydavo lyg atsakymas į jos pačios norus. Paryžius jam buvo puikia mokykla. Jaunas Lustigas čia greitai susidūrė su lošimais, pokeriu, kortomis ir žmonėmis, kurie norėjo greitai praturtėti. Jis suprato paprastą dalyką. Prie stalo laimi ne tik tas, kuris gerai skaičiuoja kortas, laimi tas, kuris supranta, kada žmogus meluoja, kada puikuojasi, kada bijo pralaimėti ir kada yra pasiruošęs rizikuoti daugiau, nei pats savo pripažįsta. Iš pradžių tai buvo lošimai ir smulkesnės apgavystės, vėliau kelionės tarp Europos ir Amerikos, turtingi keleiviai, transatlantiniuose laivuose, verslininkai. Vienas garsiausių jo ankstyvų triukų buvo vadinamoji rumuniškoji dėžė. Lustigas aukai parodydavo specialiai pagamintą medinę dėžę su mechanizmais, voleliais ir įvairiomis detalėmis. Jis aiškindavo, kad ši dėžė gali nukopijuoti banknotą, reikėjo tik įdėti tikrą kupiūrą, palaukti kelias valandas, kol įvyks tariamas cheminis procesas ir iš dėžės esą išeidavo identiška kopija. Demonstracija atrodydavo įtikinamai. Lustigas įdėdavo tikrą banknotą, po kurio laiko ištraukdavo kitą tokį patį. Aukos nuneždavo jį patikrinti į banką ir bankas patvirtindavo – kupiūra tikra. Žinoma, dėžė nieko nespausdino, Lustigas tiesiog iš anksto paslėpdavo viduje tikrą banknotą. Dėžė kainuodavo tūkstančius. Pirkėjas manydavo, kad nusipirko mašiną pinigams gaminti, o iš tikrųjų nusipirkdavo gražiai pagamintą medinę dekoraciją ir labai brangią pamoką. Lustigas suprato, kad geriausios apgavystės veikia ne todėl, kad auka kvaila, jos veikia todėl, kad auka nori laimėti, nori apeiti sistemą, nori gauti daugiau nei kiti. Būtent šis principas vėliau padėjo jam Paryžiuje. 1925 metais Lustigas perskaitė apie Eifelio bokšto priežiūros problemas ir suprato, kad čia yra tobula medžiaga jo didžiausiam vaidmeniui. Bokštas buvo milžiniškas, brangus, politiškai jautrus ir pakankamai dažnai kritikuojamas, kad istorija apie jo išardymą neskambėtų visiškai absurdiškai. Jei jis sugebėtų priversti tinkamus žmones patikėti, kad valdžia nori tyliai parduoti metalą, sandoris galėtų būti milžiniškas. Lustigas sukūrė padirbtus oficialius dokumentus, naudojo Prancūzijos valdžią primenančius blankus ir išsinuomojo kambarį prabangiame Hotel de Crillon viešbutyje Paryžiuje. Tai buvo svarbu. Toks susitikimas negalėjo vykti pigioje kavinėje ar tamsiame kabinete. Jei jis vaidino aukšto rango pareigūną, aplinka turėjo kalbėti už jį. Į susitikimą buvo pakviesti keli stambus metalo laužo verslo atstovai. Jiems buvo paaiškinta, kad reikalas itin slaptas. Valdžia esą nusprendė išardyti Eifelio bokštą, bet bijo viešo pasipiktinimo.
todėl kol kas viskas turi vykti tyliai. Verslininkams buvo leista tikėti, kad jie pateko į labai uždarą ratą, kuriame sprendžiami dalykai neprieinami paprastiems žmonėms. Tai buvo viena stipriausių visos apgavystės dalių. Lustigas neprašė jų patikėti, jis leido jiems pasijusti išrinktais. Po susitikimo jis net nuvežė verslininkus apžiūrėti bokšto, važiuodamas pro Paryžių jis rodė objektą, kalbėjo apie metalo kiekį, apie priežiūros problemas, apie vyriausybės norą šį klausimą išspręsti be triukšmo. Kuo ilgiau jie žiūrėjo į bokštą kaip į 1000 tonų geležies, tuo labiau apgavystė darėsi reali. Tarp pakviestųjų Lustigas išsirinko žmogų, kuris jam atrodė tinkamiausias. Tai buvo André Poissonas. Metalo verslininkas norėjęs pakilti į aukštesnį Paryžiaus verslo sluoksnį. Jis nebuvo didžiausias žaidėjas rinkoje, todėl toks slaptas valstybinis sandoris jam galėjo atrodyti kaip šansas prasimušti. Lustigas pajuto jo silpną vietą. Poissonas abejojo, bet kartu norėjo tikėti. Jo žmona įtarė, kad visa situacija atrodo keistai, per daug slapta, per daug skubu, per daug patogu. Bet Lustigas turėjo atsakymą ir tam. Jis leido Poissonui suprasti, kad tokio lygio valstybiniai sandoriai dažnai turi neoficialią pusę. Kitaip tariant, norint laimėti kontraktą, gali reikėti papildomo paskatinimo. Tai buvo genialiai ciniška. Jei Poissonas sumokėtų kyšį, jis pats taptų ne tik auka, bet ir žmogumi, kuris bijotų kreiptis į policiją. Juk tada tektų pripažinti, kad jis bandė papirkti tariamą valstybės pareigūną. Sandoris įvyko. Poissonas perdavė pinigus, manydamas, kad įsigijo teisę ardyti Eifelio bokštą ir parduoti jo metalą. Lustigas pasiėmė pinigus ir dingo. Jis išvyko iš Prancūzijos, o Poissonas liko su gėda, kuri jam atrodė pavojingesnė už prarastus pinigus. Jis nesikreipė į policiją. Lustigui tai buvo ženklas, kad jo planas suveikė geriau nei galėjo tikėtis. Jis stebėjo laikraščius, laukė ar Paryžiuje kils skandalas, ar bus pranešimų apie žmogų pardavusi Eifelio bokštą, bet nieko neįvyko. Tyla reiškia vieną dalyką – auka pasirinko tylėti. Ir tada Lustigas padarė tai, ką galėjo padaryti tik žmogus, per daug pasitikintis savo talentu. Jis grįžo į Paryžių ir pabandė parduoti Eifelio bokštą dar kartą. Schema buvo panaši – oficialūs laiškai, slapti susitikimai, metalo laužo verslininkai, valstybinio sandorio iliuzija. Tik šį kartą viskas nebuvo taip saugu. Informacija pasiekė policiją ir Lustigui teko greitai trauktis. Jis paliko Europą ir išvyko į Jungtines valstijas. Ten jo istorija nesibaigė. Amerikoje jis tapo dar pavojingesnis. Jis bendradarbiavo su žmonėmis, kurie mokėjo gaminti padirbtus pinigus. Kartu su jais jis sukūrė rimtą kontrabandos ir padirbtų banknotų platinimo tinklą. Tai buvo operacija, kuri kiekvieną mėnesį į Amerikos ekonomiką paleisdavo didelius kiekius netikrų pinigų. Lustigas pats nevaikščiojo po parduotuves su padirbtomis kupiūromis, jis organizavo sistemą, samdė kurjerius, platintojus, žmonės, kurie dažnai iki galo net nežinojo, kokioje schemoje dalyvauja. Jo vardas policijai jau buvo gerai žinomas. Dėl rando ant kairio skruosto pareigūnai jį vadino randuotoju, bet jie ilgai negalėjo jo sugauti. Kaip dažnai nutinka tokiuose gyvenimuose, pabaiga atėjo ne dėl vienos genialios policijos operacijos, o dėl žmogiškos silpnybės. Lustigo meilužė sužinojo, kad jis ją išduoda ir nusprendė atkeršyti. Jie anonimiškai pranešė institucijoms, kuris yra bei ką veikia. 1935 metais Lustigas buvo suimtas Niujorke. Net ir tada jis bandė išsisukti. Prieš teismą jam pavyko pabėgti iš sulaikymo įstaigos, bet laisvė truko neilgai. Jis buvo sučiuptas ir galiausiai nuteistas kalėti 20 metų. Jo kelias baigėsi Alkatraso kalėjime, vietoje skirtoje pavojingiausiems ir sunkiausiai suvaldomiems nusikaltėliams. Viktor Lustig mirė 1947 m. kovo 11 d. Jo mirties liudijime prie profesijos buvo įrašyta keista detalė – pardavėjo mokinys. Galima sakyti, kad tai buvo paskutinis biurokratinis smūgis žmogui, kuris visą gyvenimą pardavinėjo tai, ko neturėjo. Jis pardavinėjo netikras galimybės, netikrus titulus, netikrus pinigus, netikras investicijas ir vieną kartą net Eifelio bokštą. O gal tiksliau, jis nepardavė bokšto, jis pardavė žmogui jausmą, kad šis pirmas priėjo prie paslapties, kurios kiti dar nežinojo, ir būtent dėl to ši istorija išliko. Žmonės dažnai tiki ne tuo, kas logiška, o tuo, kas leidžia jiems pasijusti gudresniems už visus kitus. Jeigu šis video buvo įdomus,
paspausk like. Tai labai padeda kanalui augti ir pasiekti daugiau žmonių. Taip pat užsiprenumeruok kanalą, jeigu nori daugiau tokių istorijų. O jeigu nori prisidėti dar stipriau, kanalą gali paremti per Contribui arba tapdamas kanalo nariu. Tai leidžia kurti daugiau ir geriau. Ačiū, kad žiūrėjai. Iki kito karto.